Prieš kelias dienas buvau susitikęs su šauniu žmogumi. Jo vardas Remigijus. Remigijus yra jaunas verslininkas. Ir jis prasitarė, kad mąsto apie nišos keitimą. Jam labai įkyrėjo ir atsibodo tai, kuo užsiema dabar. Na ir aš nusprendžiau tarti keletą žodžių, pasidalinti keletą minčių, kurios sukasi mano galvoje. Dėl to, kad tai pakankamai dažna situacija. Organizuodamas marketingą verslininkams, reklamos paslaugas internete, tokių istorijų girdėjau ne 100. Kad harmoningai vystyti verslą, pirmiausia reikia suvokti, kas yra verslininkas ir kaip verslas vystomas. Verslininkas tai žmogus su be galo dideliu noru vystytis, judėti į priekį. Tai tokie žmonės, kurie negali nusėdėti vietoje, jiems viduje negera, kada jaučia stagnaciją. Tai ne tie žmonės, kurie per dienų dienas gali degraduoti sėdėdami prie PC ir televizoriaus ir gyvendami tik iliuzijomis. Ne per seniausiai vienas iš mano draugų manęs paklausė, kam tu pradėjai šitą projektą Verslas nuo nulio? Kam tau naujas lygis? Nusiramink ir gyvenk sausi išėpęs, pinigų per akis, turi ne vieną verslą ir taip toliau. Žinote, kur visa esmė? Tikram verslininkui ne pinigų kiekis yra svarbiausia. Svarbiausias faktas, į kurį reikia atkreipti dėmesį, tai verslininkas pastoviai nori tobulėti, nori vystytis, įgyvendinti naujus projektus, kad galėtų gyventi harmoningą gyvenimą. Naujas išsikeltas lygis tai naujos užduotis, kurias reikia spręsti ir kad nebūtų nuobodu. Na, o kada verslininkas gauna naujų užduočių, nauji iššūkiai, jis harmoningai gali vystytis. Aš, pavyzdžiui, negaliu spręsti tų užduočių, kurias aš be galo gerai žinau, kaip jas reikia spręsti. Ir jeigu man reikėtų tai daryti pastoviai, čia būtų lygiai tas pats, kad likti 4 klasėje 2 metus. O mokintis 4 klasėje kelis metus iš eilės, man visiškai yra neįdomu. Man reikia pastoviai judėti į priekį, kad jausčiausi gerai ir nebūtų nuobodu. Tai va, Remigijus teikia transporto paslaugas ir sako, paslaugos be galo įkyrėjo. Sako, žiūriu, žmonės aplinkui užsiima prekių pardavimu. Viskas daug paprasčiau, pardavėjai, pasiėmei pinigus, viskas labai gražu. Tai labai dažna situacija ir be galo dažnai matau, kada verslininkai, kada jiems pasidaro nuobodu, pradeda dairytis į svetimą nišą ir mano, kad ten vaisiai saldesni. Nes kas užsiima prekių pardavimu, kalba atvirkščiai. Sako, paslaugas teikti žymiai paprasčiau. Nereikia rūpintis prekių užpirkimu, nereikia rūpintis prekėmis, kurios buvo parduotos su defektais, tai yra garantinio aptarnavimo ir panašiai. Realiai versle jokio skirtumo, ar jūs prekes parduodate, ar jūs paslaugas teikiate. Tai yra klaidingas suvokimas, jeigu jūs pardavinėjate kramtomą gumą ir manote, čiupa-čiupsus pradėsiu pardavinėti ir viskas bus geriau. Reikia suvokti tai, kad verslas turi tam tikrus lygius. Pirmas etapas versle, kada verslininkas praktiškai viską daro pats. Pats priima užsakymus, pats išvežioja prekes ir taip toliau. Kada pasiekia tam tikrų rezultatų šiame lygyje, darosi nuobodu, tuomet reikalingi darbuotojai, jūsų komanda. Tuomet jau atsirenkate, kokias užduotis darote patys, kokias paliekate generuoti komandos nariams, tampate tokiu kaip ir treneriu. Šiame lygyje pasidaro įdomu, atsiranda įkvėpimas, darbuotojų valdymas, bet tai tęsiasi tam tikrą laikotarpį. Tuomet reikia žengti į aukštesnį lygį, kada jūs kaip verslo savininkai bendraujate tik su vadovais, kuriate tam tikrus skyrius, pardavimo skyrius, reklamos skyrius, transporto skyrius ir taip toliau.
Yra ir aukštesnis lygis, kada jūs tampate tik akcininkais, samdote generalinį direktorių ir visus savo planus patikite jam įvykdyti. Iš praktikos, kiek tenka bendrauti su verslininkais, didžioji dalis užsisėdi būtent tame etape, kada turi keletą darbuotojų ir pagrindė mintys sukasi apie nišos keitimą, plaukiojimas, diskomfortas ir nesuvokimas, kodėl kas kartą vis tampa nuobodu dirbti tam tikroje nišoje. Šioje vietoje verslininkai juda horizontaliai, šokinėdami nuo vienos nišos prie kitos nišos, nuo vienos užduoties prie kitos užduoties, nuo vienos užduoties prie kitos užduoties. Užduočių lygis, sudėtingumas nesikeičia. Jų lygis neauga. Kad verslininkas vystytųsi, reikia judėti vertikaliai, spręsti naujas užduotis ir vis sudėtingesnes. O šokinėdami horizontaliai, jie gauna šiokių tokių naujų užduočių, šokinėdami nuo vienos nišos prie kitos, bet tai iš praktikos tęsiasi ne ilgiau kaip pusę metų. Kas iš tiesų susiduria su tokiu būtent vidiniu diskomfortu, nejaučia harmonijos, dirbdami versle. Ar vis norite pradėti verslą, bet manote, kad reikalingas didelis startinis kapitalas, manote, kad geografinė padėtis nepalanki, kurioje jūs gyvenate, tai yra miestelis ar kaimelis. O gal jūs dirbate samdomą darbą, kuris be galo įkyrėja. Siūlau nedelsti ir registruotis į webinarą, kuris vyks rytoj nuo 4 iki 5 valandos. Išgirsite atsakymus į taip ilgai kamuojančius klausimus, nes aš visą tai esu praėjęs ir kuo puikiausiai žinau, kas dedasi galvose tų, kurie dvejoja pradėti savo verslą. Tų, kurie turi savo verslą, bet jiems nuobodu ir jaučia diskomfortą. Visi norintys dalyvauti webinare, registruokitės Facebook'e, pakvietę mane į draugus Karolis Šimkus. Na ir tiesiog parašykite žinutę, kad norite dalyvauti rytojaus webinare. Webinaras, žinoma, yra mokamas, bet informacija, kurią gausite, yra neįkainojama. Sėkmės!